Biblioteka mano gyvenime turbūt buvo visą laiką, nuo pat mažumės. Iš pradžių močiutės biblioteka, paskui studijų biblioteka ir tiesą sakant labiau mylėjau šią biblioteką, kurioje dabar jau dirbu 16 metų. Šiandien mano gyvenime knygos yra kertinis veiksnys, kurio dėja ateidama į darbą ir išeidama iš jo nematau. Bet žinau, kad jos yra ir tai tam tikrą prasme ramina. Svarbiausia knyga turbūt pakeitusi mano mąstymą apie darbo organizavimą, apie savo dienos rutiną ir dienos planą, tai yra Bodo Šefer Nugalėtojų principai. Su tos knygos patarimais labiausiai turbūt išmokau greitai priimti sprendimus. Aš sakau, kad gyveni kiekvieną dieną, o miršti tik kartą. Tai tą kiekvieną dieną džiaugtis, išgyventi, manau, man padėjo būtent šitos knygos mintys. Meilė knygoms gimė, galima sakyti, mano močiutės dideliam kambarį, kai vasarą važiuodavau į kaimą. Įeidavau į tą kambarį, kuriame beje ir miegojau ir žaidžiau būdama vaikas, o ten visos sienos buvo nuklotos lentynom iki pat viršaus ir prigrūstos daug knygų. Tos knygos kvepėjo, tie viršeliai buvo seni, viliojantis ir man patikdavo jas liesti, ištraukti, skaityti, ką tuo metu supratau, ko nesupratau, tiesiog pavartyti ir klausyti, žinoma, močiutės patarimų, kuri dėja dabar, bet jau yra mirusi. Biblioteka mano gyvenime turbūt buvo visą laiką, nuo pat mažumės. Iš pradžių močiutės biblioteka, paskui studijų biblioteka ir tiesą sakant labiau mylėjau šią biblioteką, kurioje dabar jau dirbu 16 metų, nei tą, kurioje universitete studijavau. Tai labai daug valandų skaitydama ir ieškodama informacijos praleidau šitoje bibliotekoje, šaltose tuo metu skaityklose. Džiaugiuosi, kad dabar sąlygos studentams yra daug geresnės. Na, o kaip darbovietė, tai biblioteka pati mane susirado, tiesiog jinai mane pasikvietė, tikrai to žodžio prasme, tiesiog tuometinė direktorė paskambino ir pakvietė prisijungti prie jos komandos. Ir štai tokiu būdu 2,5 milijonų knygų, kurios tuo metu saugyklose buvo saugomos, jos pakeitė mano gyvenimą. Šiandien mano gyvenime knygos yra kertinis veiksnys, kurio dėja ateidama į darbą ir išeidama iš jo nematau. Bet žinau, kad jos yra ir tai tam tikrą prasme ramina ir formuoja planus, siekius, pagrindinius darbus, kuriais kiekvieną dieną pasitinku. Mano mėgstamiausia vaikystės rašytoja ir knygos tai buvo Kalio Bliunkvisto nuotykiai, Raudonosios ir Baltosios rožių karas Astridos Lindgren, kurias dabar labai mielai skaitau ir savo sūnui, nesvarbu, kad jis moka jau skaityti pats. O Emilis iš Lionebergės dar dabar juokina iki ašarų. Tuomet, aišku, skaičiau labai daug profesinės literatūros, studijuodama ir pradėjusi dirbti viešųjų ryšių specialistė. Tai tos apie komunikaciją knygos, apie marketingą, rinkodarą ir visus kitus pavadinimus, kurie yra. Tai mano namų bibliotekoje taip pat yra, pradėjusi vadovavimo darbą, iš pradžių padaliniui, vėliau ir bibliotekai. Aišku, labai daug skaičiau apie vadovavimą, apie lyderystę, apie darbuotojų telkimą, apie motyvavimą, apie tai, kas yra svarbu. Sakyčiau, svarbiausia knyga turbūt pakeitusi mano mąstymą apie darbo organizavimą, apie savo dienos rutiną ir dienos planą, tai yra Bodo Šefer Nugalėtojų principai. Su tos knygos patarimais labiausiai turbūt išmokau greitai priimti sprendimus. Kai kurių sprendimų reikia ir palaukti, bet
labai teisingai, vadybiškai sudėliota principai, kriterijai ir svarbiausi momentai. Vėliau man labai reikėjo įkvepiančios literatūros, o dabar skaitau, kad pailsėčiau. Skaitau, kad atsipūščiau, skaitau, kad atsidurčiau kitame pasaulyje, kurį kūrė romanų autoriai, man patinka detektyvinės, aišku, paskui pradeda kartotis tos detektyvinės siužetinės linijos. Ir kaip vieną autorę pamėgsina, sakykime, Kate Morton, esu perskaičiusi visas detektyvų knygas, paskui pradedi suprasti, kaip tas veiksmas rutuliosis ir kaip galimai gali baigtis, nors, aišku, ne visada nustebina. Tai dabar labiau tokias atsipalaidavimui, kai galiu, tai skaitau. Oi, mano smagiausias skaitimo ritualas yra, kai susiplanuoju kelionę ir jau susiplanuoju, kokias knygas pasiimsiu į kelionę. Ir aš imu popierinės, aš turiu skaityklę, bet negaliu skaityti skaityklėje. Aš pasiimu, tokias bent 2 kelionę ir tai būna mano bagažo dalis šalia visų suknelių, maudomukų ir viso, ko reikia vežtis. Ir kai tik tai nuskrendu į atostogų šalį, iš karto tas gultas, knyga ir kokteiliukas. O čia pats geriausias skaitimo ritualas. Labai gaila, kad retai būna tų tokių ritualų apraiškų. Mėgčiau, jeigu galėčiau dažniau savo tą leisti, užbaigti savaitę, sekmadienio vakarą su knyga rankoje. Kai kada išeina skyrius, kai kada daugiau, o kai kada tik pasidėti šalia pagalvės. Sakyčiau, kad didžiausią įtaką padarė Aleksandro Dumas Grafas Montekristas, kurį skaičiau būdama galbūt dar moksleivė ir pakeitė mano supratimą apie tai, kas yra gyvenimas ir kokia jo yra vertė. Ir kad kančia žmogui tai nėra mirtis, tai yra, ką gali patirti blogiausia. Bet tai išmokė mane džiaugtis kiekvieną dieną, kaip yra posakis. Aš sakau, kad gyveni kiekvieną dieną, o miršti tik kartą. Tai tą kiekvieną dieną džiaugtis, išgyventi, manau, man padėjo būtent šitos knygos mintys. Buvo tarpas, kai skaičiau vien literatūrą apie vaikų auklėjimą, apie berniukus, augant Kainui, atsimenu, skaičiau labai įdomi knyga. Irgi turiu tokių daug gerų rekomendacijų, ką būtų galima skaityti auginant vaikus. O su pačiu sūnum, tai mes kas vakarą skaitom, sugriūnam abudu į lovą. Ir jisai man, arba aš jam, priklausomai nuo to, kuris labiau pavargęs, ir dažniausiai skaitome bent 2-3 knygas vienu metu. Vieną skaito, kurią jisai pats, kitą skaitau aš jam, paskui dar turiu ir antrą kartą tą pačią. Tai va dabar mes skaitome jau antrą kartą Raudonosios ir Baltosios rožių karas Astridos Lindgren. Ir tai yra mūsų su juo buvimo drauge laikas, tada, kai mama yra tik tai jam, ir tai yra mažiausiai pusvalandžio arba valandos bendravimas. Sunku pasakyti, daug norėčiau. Sąrašas būtų didžiulis, priklausomai nuo to, ką mūsų žiūrovai mėgsta skaityti. Bet šiaip per praeitas atostogas, man atrodo, aš skaičiau knygą apie labai stiprią moterį, apie istorinę asmenybę, kodinis vardas Helena. Ir sakyčiau, kad tai labai būtų įdomus, ne visai lengvas
pasirinkimas, bet kartu nukeliantis į Prancūziją, į Antrą pasaulinį karą, apie moterį, kuri buvo pasipriešinimo judėjimo vadovė, kuri buvo infiltruota narė priešų tarpe, kuri buvo kartu ir labai stipri lyderė vyrams, kuriems vadovavo. Iš tikrųjų įkvepiantis pavyzdys, norėčiau daugiau tokių knygų ir atsipalaidavimui ir motyvacijai padidinti. Tai štai tas romanas, kurį skaičiau praeitą vasarą, apie tikrą įkvepiančią moterį, žmoną, kovotoją, šnipę. Kviečiame atvykti į Ąžuolyno biblioteką ir pasiskolinti knygą į namus.